Ekomisija. Sveiki, radio stoties XFM laidos Ekomisija klausytojai. Primenu mūsų laidos šūkį, kaip harmoningai sutarti su pačiu savimi ir aplinka, kurioje gyvename. Tęsime laidų ciklą apie alkoholį ir tabaką, su viltim, kad nors mūsų vaikai ir anūkai gyvens blaivioje ir nerūkančioje Lietuvoje. Visą šį laiką mūsų laidos svečias bus gerbiamas Aurelijus Veryga. Daugelis žmonių gerbiamą Aurelijų pažįsta, bet aš vis dėlto paminėsiu keletą šio nenuilstamo kovotojų už blaivią Lietuvą titulų. Na, tiksliau jų bus ko gero ne keletas. Gydytojas psichiatras, biomedicinos mokslų daktaras, Kauno medicinos universiteto docentas, Kauno medicinos universiteto biologinių tyrimų instituto mokslo darbuotojas, Nacionalinės sveikatos tarybos narys, Baltijos šalių tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas, Vyskupo Matiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio pirmininkas, Europos rūkymo prevencijos tinklo ENSP valdybos narys, Šiaurės šalių alkoholio ir narkotikų kontrolės politikos tinklo Nordan valdybos narys, neetatinis Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komiteto ekspertas, premjero visuomeninis patarėjas tabako, alkoholio ir narkotikų kontrolės klausimais. Šios ketvirtosios mūsų laidos tema – ar svarbi lytis, moteris ir alkoholio reklama. Su gerbiamu Aurelijum kalbame apie alkoholio skirtingą poveikį vyrams, moteriams ir apie tai, kad moteris žymiai greičiau tampa priklausomomis ir tai turi siaubingesnių pasekmių negu vyrams. Taigi, gerbiamas Aurelijau, kaip sekasi vyrams ir moteriams šiame fronte? Ir mes jau kalbėjom apie tai, kiek svarbus yra amžius ir išsiaiškinom, kad jis iš tikrųjų yra labai svarbus, bet nemažiau svarbu yra, kas yra tie vartotojai, tai yra kokia jų yra lytis. Ta reikšmė yra vėlgi keleriopa ir ją galima žiūrėti įvairiausiais pjūviais ir kampais, pradedant vėlgi nuo labai biologinių dalykų ir ko gero nuo jų yra paprasčiausia pradėti. Turbūt dauguma dalis žmonių yra pastebėję tiesiog gyvenimiškai, kad moteris tiesiog negali išgerti tokių kiekių kaip vyrai ir mažiau toleruoja alkoholinius gėrimus dėl visiškai tokių biologinių dalykų, dėl įgimtų genetinių dalykų, nes tiesiog tas alkoholis yra prasčiau metabolizuojamas, jį lėčiau skaido, yra mažiau fermentų, kuris turėtų tą daryti ir moteris greičiau ir nuo mažesnių kiekių alkoholio pasigeria. Tai tą galima iš tikrųjų vertinti įvairiai, galima sakyti, kad čia ar Dievas, ar gamta, kas yra netikintis, tokiu būdu bandė uždėti tam tikrą saugiklį ir apsaugoti moteris nuo to vartojimo. Bet iš tikrųjų tas kitą kartą atsisuka prieš pačias moteris ir ta mažesnė tolerancija neretai reiškia, kad ir priklausomybė greičiau vystosi. Ir iš tikrųjų moteris greičiau tampa priklausomomis ir pagalba jom yra sudėtingesnė. Bet dabar tas biologinis poveikis neapsiriboja vien poveikiu pačiai moteriai, nes moteris nuo vyro skiriasi ir kitais dalykais. Ir moteris tradiciškai yra atsargesnės ir, sakykime, mažiau rizikuodavo, mažiau jų žūdavo. Ne todėl, kad jos moteris ir yra kitaip apsirengę ar dažniau turi ilgus plaukus negu vyrai. Bet dėl to, kad moteris jinai šitam pasauly turi dar vieną misiją, kurios neturi vyrai, tai yra išnešioti, pagimdyti ir pasirūpinti vaikais. Ir iš tikrųjų jos jau vien dėl šitų priežasčių elgiasi atsargiau ir labiau apgalvotai negu elgiasi vyrai, kurie paprastai puola ten, kur nereikia, dažniau puola kariauti su ko nors ir rizikingai elgtis ir dėl to žūsta anksti. Ir iš tikrųjų, kai moteris pradeda elgtis rizikingai, jos sukelia pavojų ne tik savo. Ta rizika yra pakankamai didelė, nes kalbant apie alkoholinių gėrimų vartojimą, jų poveikis vaikui, kai išgėrinėja mama besilaukdama, yra labai didelis. Ir žinant faktą, kad Lietuvoje tik labai nedidelė dalis šeimų realiai galvoja, kada susilaukti vaikų, ne ar apskritai jų susilaukti, nes turbūt absoliuti dauguma šeimų nori turėti vaikų, bet galvoja, kada tų vaikų reikia turėti
ir tam ruošiasi, ne ta prasme, kad kažkaip ten saugosi, bet ta prasme, kad planuodami tuos vaikus ir norėdami jų susilaukti, iš tikrųjų keičia savo elgseną. Tai reiškia ir nerūko, ir gal neišgėrinėja, ir dar gal kažkokių tai rizikingų dalykų nedaro, kurie gali pažeisti tą užsimezgusią gyvybę. Kadangi didelė dalis šeimų vis dėlto neplanuoja tų vaikų, jie atsiranda netyčia, neplanuotai. Ir moteris sužino, kad jinai laukiasi tikrai ne pirmą dieną, kai pastoja. Paprastai išgert ir kažko kito pridaryti būna spėta jau pakankamai daug. Ir iš tikrųjų tie poveikiai vaikam yra pakankamai ženklus. Tai čia moteris tampa ypatingai svarbios. Ir yra dar vienas įdomus aspektas, vėlgi žiūrint labai biologiškai, tai jeigu mes pasižiūrėtumėm į vyrus, tai vyrų lytinės ląstelės pasigamina kas keli mėnesiai vis naujos. Ir iš tikrųjų vyrui užtektų, taip teoriškai žiūrint, jeigu jis 3 mėnesius negertų visiškai, tai jis galėtų tikėtis, kad jo ta genetinė informacija dėl alkoholio vartojimo jau nebus pažeista, nes tos lytinės ląstelės pasigamins visiškai naujos. Moteris tos prabangos neturi ir mergaitė tik gimusi visas tas lytinės ląsteles turi jau visas. Tik tiek, kad gyvenimo eigoje dalis tų lytinių ląstelių subręs, dalis ne, ir iš kai kurių iš jų gims vaikai. Tai viskas, ką daro mergaitė, mergina ar moteris per savo gyvenimą, teoriškai ir praktiškai gali pažeisti tas lytinės ląsteles, tai reiškia pažeisti tą genetinę informaciją ir sukelti įvairiausius dalykus, pradedant kažkokiais tai genetiniais ten apsigimimais ir baigiant tokiais labai subtiliais dalykais, kurių taip plika akim gali ir neužčiuopt, gali nepamatyti. Iš tikrųjų jie yra pakankamai ženklus ir gali labai reikšmingai atsiliepti ateityje tiem būsimiem vaikam. Tai čia moteris pasidaro labai labai svarbios. Aurelijau, o kiekiai? Ar nebus, kad, pavyzdžiui, alus, tai čia jau daugelis, turbūt koks 80% žmonių manys, kad čia į tą kategoriją neįeina, čia visai nieko, čia visai pusiau alkoholis, pusiau ne. Kaip yra? Iš tikrųjų, visiškai nesvarbu, koks gėrimas yra vartojamas, yra svarbus pats alkoholio kiekis tame gėrime. Tiesiog kiek žmogus ar iš vieno ar iš kito gėrimo gauna. Dabar kas yra dar pastebėta, vėlgi iš lietuviškų tyrimų, tą sako ir kitų šalių mokslininkai, kad moterim reikia kelis kartus mažesnių kiekių, kad jos taptų priklausomomis. Tai moteriai užteks ir alaus, taip? Nesvarbu ko. Ar tai bus alus, ar tai bus vynas, ar sidras, ar kažkoks kitas gėrimas, kurio jinai gal nelaiko iš tikrųjų ir alkoholiu, nes... Bet Lietuvoje tos vyno kultūros nelabai neįskiepita. Dabar gal atsiranda, bet daugiau suolum, daugiau problemų. Atsiranda. Gerbiami klausytojai, dabar trumpa muzikinė pertraukėlė, o po jos grįšime prie mūsų temos. XFM. Ladies and gentlemen of the armed forces of the United States of America, and for all who have served our nation, and for all those who have laid down their lives for the sake of our country, we salute you. When you leave your home and family, and you travel far away, and you stand to fight our nation's battle. Because of you, our flag proudly waves. Though you see the pain and torments, deep inside you hope's alive. As America
Americans, we stand and salute you. We're proud to have you on our side. We appreciate all that you've done and the price that you paid for us and for our freedom. Hats off, America. You're the land of the free, all over the world. Hats off to you, dear soldier. You risk it all, so we'll stand tall. God bless the USA. God bless the USA. Somewhere in the world a soldier stands guard from a battle line and watches to protect our nation. We're safe, our soldiers on the line. And as you stand on fields of battle and you take our place at home, all America is standing there with you. You do not have to fight alone. We appreciate all that you've done and the price that you paid for us and for our freedom. Hats off, America. You're the land of the free, all over the world. Hats off to you, dear soldier. You risk it all, so we'll stand tall. God bless the USA. Oh, yes. God bless the USA. May the flag of freedom proudly wave o'er the land of the free and a home of the brave. Hats off, America. You're the land of the free, all over the world. Hats off to you, dear soldier. You risk it all. America stands tall. God bless the USA. God bless the USA. Ooh, God bless the Sugrįžtame atgal prie mūsų laidos temos. Tiesa, moterų grupė, kuo jinai gal rinkodaros prasme išsiskiria iš vyrų grupės, tai vyram yra toks prestižo reikalas gert viską, kas yra neskanu. Ir ten purtytis, paskui demonstruot, kad tu esi tikras vyras, žodžiu, kad ir kaip ten buvo neskanu, bet jau tu vyriškai, žodžiu, susipylė į save tą nesąmonę ir jau čia tikrai vyriškai atkentėjai šitos dalykus. Su moterimi yra kitaip, jo? Yra kitaip, jos tikrai... Turbūt skaniai. Jos tikrai yra subtilesnės negu vyrai ir jom ten tas purtimasis yra nelabai priimtinas ir moteris geria, kas yra skanu. Dėl to, kad jom labai patinka skanus dalykai, jos
alų nelabai gerdavo. Buvo nedaug moterų, kurios gėrė. Bet aš dabar matau, kad kažkaip keičiasi reikalai. Tai keičiasi, nes gamintojai pamatė, kad čia yra neišnaudota teritorija. Tai gal ten visi tie citrinų skonio, vyšnių skonio ir kokių tik skonių, tie jau moterim nutaikyta, jo? Visi šitie visokie ten radleriai ir kiti brudleriai, visokie ten skiedalai ir neaišku, kas ten kur ir ko yra pripilta, yra sukurta būtent moteriam, ir galima sakyti dar vaikam, kuriem irgi turi būti skanu. Nes jeigu neskanu, tai yra nerimta. Gamintojai pasistengė šitą grupę žmonių gauti ir jiem labai neblogai pavyko. Visi sukurti šitie gėrimai, skanus, visi mišiniai. Bet jau tokie netradiciniai naujadarai savotiškai. Nesvarbu, jie buvo reklamuojami būtent moterų grupiai, stengiant šitą grupę užkabinti ir labai specifiškai jas pataikyti. Ir alaus gamintojai nėra vieninteliai ir unikalūs. Stiprių gėrimų gamintojai padarė lygiai tą patį. Jie atskėdė tuos stipriuosius gėrimus visokiom ten sultim ir kitais reikalais, pagamino gatavus kokteilius, kurios vėlgi yra skanu gerti. Ten praktiškai alkoholis nesijaučia. Ir moterim, ir merginom šitie dalykai patinka. Ir jos iš tikrųjų pakankamai dažnai jos perka, geria. Ir aš minėjau, kalbėdamas praeitoj laidoje apie vaikus, minėjau, kad berniukam, kuriem labai sėkmingai buvo susietas alus su krepšiniu, vienas iš dažniausiai vartojamų gėrimų ir yra alus. Nepilnamečių mergaičių grupiai labiausiai vartojami gėrimai yra sidras ir alkoholiniai kokteiliai. Tai yra tie, kurie iš tikrųjų yra saldus, skanus ir nereikia mergaičių. Jeigu mes pasižiūrėtumėm, vėlgi atsuktumėm laiką kokį 20 metų atgal ir pažiūrėtumėm, ką gėrė moteris, tai jos vėlgi degtinę gerdavo retai ir nedaug tokių buvo. Didžioji... Likeriai, kokie nors likeriai? Taip, visi ten visokie apelsinų, kavos serbentų ir ten visokie kitokie likeriai, vyšnių ir taip toliau, tai buvo moterų gėrimai. Šampanas dar gal saldus ir tokie dalykai, kurie iš tikrųjų yra skanus, saldus, kurie turi tas tokias skoninės savybės, kurios moteriam patinka. Aurelija, o ar nėra šampanas ypatinga kažkokį statusą tokį įgavęs ir čia atskira ideologinė linija jam yra paskirta kažkokie tam šampanai, konkrečiai tais burbuliukai, šampanai, viskas? Yra, jam yra priskirta visokių įdomių dalykų. Bet čia gana įdomi tema, gal net galima atskirai ją išskirti, nes čia į kultą, į kažkokį ten asociacijas, nauji metai, šventės, viskas, kažkas nepasisekė, taip, pasisekė irgi taip. Iš tikrųjų, tai yra ypatingas gėrimas, turbūt kuriam daugiausiai, sakykime, kažkokiu būdu geriausiai pavyko įsiterpti praktiškai vos ne į visus gyvenimo atvejus ir sritis ir į tokius reikšmingus dalykus. Jūs paminėjote šventes metinės, kur žmonės švenčia. Tai netgi ir į mokyklas ir visur. Dabar tai jau ten jau griežčiau, bet tai čia tiesiog neatsiejama dalis. Nes taip, kur kitas įeiti negalėtų taip jau grubiai ten su degtinės buteliu. O šampanas tai čia tiesiog... Ne tik šampanas, gal apskritai, sakykime, tas dabar jau ir vynas. Ir jeigu paskaitytumėt visokius ten etiketo vadovėlius, net ir lietuvių autorių parašytus, tai ten visurgi prirašyta, kaip ten aukštuomenės visokiuose pobūviuose, ten kaip kas kur turi būti padėta, kokios ten taurės ir kaip su kuria ranka, pro kurį ten petį ar šoną reikia ką paduoti ir pakišti, žodžiu, kad jau čia nepasirodyt mužiku, nes vienas toks veikėjas yra Lietuvoje, kuris čia visus mokina, kaip reikia gert, tai jisai vieną kartą yra pareiškęs, kad jeigu žmogus nemoka vyno taurės laikyti, tai jis yra mužikas. Tai yra etiketo vadovėliuose, šitų dalykų galima prisiskaityti ir žmonės skaito juos, domisi, dėlioja. Tai vieni skaito ir dėlioja tas taurės ir pilsta ten kažką, kiti atėję, nenorėdami mužikais pasirodyti, ima jas ir ten bando laikyti kaip priklauso ir gert. Ir gaunasi toks užburtas ratas, iš tikrųjų žmonės kažkaip stebuklingai įtiki, kad tai yra būtinas dalykas ir kad tai būtina daryti. Ir iš tikrųjų tas ratas užsisuka. Gamintojai naudojasi tuo tikėjimu ir žiūrėkit, kaip tik tai kokios, tai Valentino diena, tai nauji metai, tai kas tuo išlendagi visi šitie šampano gamintojai, reklamuotojai,
kurie primena žmonėm. Kad neužsimirštų. Ir toks yra keistas dalykas, vat, kai paklausiu žmonių, su kokiu gėrimu dažniausiai yra sutinkami nauji metai, tai visi nesuklysta pasakyti, koks tai yra gėrimas. O jeigu pasakai, kaip jūs priimtume tokį siūlymą, vat, gert per šiemet, pavyzdžiui, kisielių naujų metų progą, tai visiems atrodo labai keista, o kaip čia tą kisielių būtų galima gerti iš tikrųjų. Čia svarbiausia nėra tradicijų su kuo, nes ten vyną su tokiu sūriu, toj rankoje laikyti, o kokioje rankoje laikyti kisielių ir kokią stiklinę, kultūros taigi nėra? Iš tikrųjų, koja gal būtų galima mokytis laikyti. Tai jų žmonės pasimestų. Iš tikrųjų būtų sunku, o čia viskas sudėliota labai konkrečiai ir tiksliai. Tai ar matėt išpilstytus kisielius, jau gatavai suruoštus, su gražiom etiketėm, su visko. Ir kiek turėtų kainuoti, o koks akcizas kisėliaus būtų? Tai jis gal būtų kaip tik neapmokestintas, žmonės galėtų pigiai nusipirkti. Bet tai blogai. Nieko, už dykai nieko neparems. XFM. Priminsiu, tai laida E-komisija, kalbame su gerbiamu Aurelijum Veryga. Grįžtant iš tikrųjų prie moterų, vat kaip tik kalbant apie šitus visus socialinius konstruktus, apie socialinius dalykus, moteris yra svarbios ir dar dėl vieno dalyko.
Bet iš pradžių aš, Aurelijau, pagalvojau, kad moteris kaip turėtų būti nesvarbios. Vis pradėjai minėti, kai jos žymiai mažiau išgeria, žymiai greičiau prasideda tokie atstumimo efektai visą. Bet paskui, kai tu pradėjai minėti, kad vaikai paskui kažkokie įdomus gali su 100% priklausomybė alkoholį jau dirbti, nebereikės, viskas, jau nuo mažens jis jau bus patvarkytas klientas, ar ne taip? Kas iš to, kai jinai mažai išgeria, bet naudos atneš daug. Iš tikrųjų, jinai yra labai reikšminga. Kaip toks taikinys vėlgi gamintojai, nes jeigu paimti va tą tokią tradicinę lietuvišką šeimą, tokią vidutinišką labai, tai žinant, kad vyrai yra labiau linkę į rizikas, tai dažniau mes rasim toj šeimoje tėtį, kuris dažniau negu mama išgeria, dažniau yra rūkantis, ten dažniau nesiskutęs, nesiprausęs ir kojines išmėtęs negu mama. Tai, vaikas augdamas, jisai visada turi tuos du polius, į kuriuos galėdavo kaip ir pasižiūrėti. Tai ta mama tokia lyg ir tvarkingesnė, tokia socialiai gal truputį atsargesnė, atsakingesnė, o tėtis toks labiau linkęs į kažkokias rizikas ir aš būdamas vaikas, bent turiu iš ko rinktis. Dabar jeigu šitoj situacijai paveda ir mama, tai vaikui tokių svarbių kažkokių kitų, į ką jis galėtų žiūrėti, nelabai lieka. Nes mokytojas, jisai nebus vis tiek toks autoritetas, bent jau neįsisąmonintas, kaip yra tėvai. Jisai daugiau yra iš kitų pozicijų matomas ir jo elgesio modeliai yra svarbus, bet jie kita prasme yra svarbus. Jie nebus tiek svarbus šeimoje, nes mokytojo šeimos vaikasgi paprastai nemato. Jis mato mokytoją tik darbe, kitus viešus asmenis jisai mato, bet vėlgi tai nėra šeimos modeliai, tai yra kažkokie kiti dalykai. Ir kai paveda mama, iš tikrųjų prasideda labai rimtos bėdos su vaikais. Ir vėlgi turim savo lietuviškus jau tyrimus ir galim labai drąsiai sakyti, kad ten tose šeimose, kur mamos yra rūkančios, rūkančių vaikų yra dvigubai daugiau. Ten, kur mamos yra dažniau vartojančios alkoholį pačios, nebūtinai alkoholikės, bet tiesiog jos išgerinėja, kad ir kiekvieną savaitgalį susitikdamos ten su draugais ar su kažkokia tai kompanija, tikrai nebūtinai jos ten turi prisigerti, bet jos tiesiog vartoja tą alkoholį. Tai alkoholį vartojančių vaikų taip pat yra dvigubai daugiau negu šeimose, kur mamos išgeria alkoholį ypatingai retai. Tai tokio labai aiškaus ryšio, sakykime, su tėčio elgesiu, nėra, kiek su mamų. Ir mamos yra, ypatingą reikšmę turinčios. Bet tą vėlgi gal nėra, sakau, labai sudėtinga paaiškinti. Nes, mama jinai iš tikrųjų vaidina ypatingą vaidmenį. Ypatingai struktūruodama ir to ankstyvoje vaikystėje padėdama vaikams susigaudyti, kas čia ir kaip turėtų būti. Ir įvesdama tam tikras normos ribas, kaip ten reikia elgtis namie ir šeimoje. Tai tai jinai yra labai svarbi. Dar vienas toks svarbus aspektas, kalbant apie moteris, tas paminėtas kiekis alkoholinių gėrimų vartojimo, kurio jos gali išgerti. Vėlgi, kaip ir sakiau, yra lietuviški tyrimai, kur buvo vertinta, kiek žmonių pagal tam tikras metodikas, yra klausimynai, kurie leidžia tą įvertinti. Buvo bandyta klausti žmonių, kad jie patys tos klausimynus užpildytų. Ir amžiaus grupiai nuo 20 iki 74 metų amžiaus buvo pažiūrėta, kiek vyrų ir moterų turi tą probleminį vartojimą, atsižvelgiant į tai, kiek jie gėrimų suvartoja ar išgeria vieno gėrimo metu. Kai ten būna kažkoks tai pasisėdėjimas ar išgerimas. Tai pasirodo, kad moteriam sulaukti to paties žalingo efekto, priklausomybės ar kitom prasmėm, užtenka 4 kartus mažesnio kiekio negu vyram. Ir moteris, kurios išgerdavo ten iki 20 gramų to absoliutaus alkoholio per parą, turėjo tą pačią riziką, tokią pačią didelę riziką, kaip vyrai, kurie išgerdavo ten jau 90 gramų to absoliutaus alkoholio per parą. Tie skirtumai yra labai ženklus. Ir vėlgi moteris to neįvertinančios, jos save ir savo vaikus stumia į labai didelę riziką. Dar vienas labai svarbus
aspektas, kalbant apie moteris ir alkoholį, yra tos situacijos, kai moteris tampa priklausomomis, kai jos galų gale susilaukia problemų dėl alkoholinių gėrimų vartojimo. Čia vėl pradeda veikti tam tikri socialiniai dalykai. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm į tipišką problemiškai alkoholio vartojantį vyrą Lietuvoje, kol jis visiškai nepraranda darbą, kol jis ten nepradeda namuose visų daužyti sieną, tai jis yra toks kaip ir normalus vyras. Ir sako, ir ką? Ir kas čia tokio, vyras, kuriam ten apie 40-50 metų geria ir laksto pas svetimas moteris. Tai normalus vyras. Viskas čia su juo yra tvarkoj. Dabar jeigu tą patį pradeda daryti moteris, tai jinai yra prostitutė alkoholikė, kuri apskritai yra amoralaus elgesio ir čia nieko čia nėra normalaus. Jinai pasileidusi, jinai prasigėrusi. XFM. Tickets for the show, reservation. Have you heard there's a brand new band in town? Everybody's saying, where did they come from? There's an overnight sensation in our town. Lots of people are talking about the new sound. You can hear the hit record on the radio. Everybody's dressed for the occasion, just wondering what to do after the show. Overnight sensation, 13 years of playing on the road. It's my rock and roll salvation. And they tell me my record is solid gold. High hopes and great expectations. Sometimes a dream that seemed impossible. Through it all, the music kept on playing. And now I see it's not too far to go. I traveled lots of miles, been to far places. Through the years, I played and sung some blues. But in my heart I knew the real purpose. If you don't give up, there's no way you can lose. Overnight sensation, 13 years of playing on the road. It's my rock and roll salvation. And they tell me my dear record is solid gold. Overnight sensation, 13 years of play on the road. It's my rock and roll salvation. And they tell me this record is solid gold. Oh, oh.
solid gold. And they tell me my hit record is solid gold. Tęsime diskusiją toliau. Vyrus žiūrėkit, kurie geria, jeigu jie turi normalų darbą, yra ten kažkokie specialistai neblogi, tai darbdaviai dar dažniausiai ir dangsto išsukinėja, sako, o čia geras žmogus, geras specialistas, nu ir baisiai čia prisigėrė ten, kažkur neatėjo, nu ir kam nepasitaiko. O kaip dažnai tai atsitiktų su moterim, kurie ateitų girtai į darbą, arba neateitų prigėrus į darbą? Kiek darbdavių ją laikytų darbe? Tai pasirodo, kad iš tikrųjų, jeigu tai atsitinka moterim, jeigu jos susilaukia problemų su alkoholio vartojimu, dažniausiai byra viskas, subyra šeima, nes moteris su alkoholikais vyrais gyvena labai ilgai, dažniausiai. Bando jį vis ištraukti, bando kažkaip padėti ir kadangi man tenka konsultuoti priklausomus žmonės, tai aš tikrai turėjau daug pacientų, kuriuos gydytis atlydėjo žmonos. Ir neturėjau nė vienos moters, alkoholikės, kurią būtų palydėjęs vyras. Nė viena neatėjo kartu su vyru ir didžioji dalis tų, kurios atėjo, savo problemas nuo vyro slėpė. Vyrai nelabai žinojo, kad jos tų problemų turi, nes tos moteris labai bijojo, kad paaiškėjus tokiom dalykam ir paaiškėjus, kad jos atėjo gydytis, vyrai ją paliks. Vyras ją paliks tiesiog. Jinai liks viena auginti vaikus, jinai liks viena apskritai ir nuo jos visi nusisuks, ir vyras, ir šeima ir panašiai. Iš tikrųjų, moterim, kurios susilaukia problemų, padėti yra daug sudėtingiau negu vyrams. Pirmiausia dėl to, ką pasakoju, jos tiesiog tos socialinės paramos gauna daug mažiau. Ir vyrų gėrimas yra, jisai savotiškai priimtinas, idealizuojamas, netgi laikomas visiškai normalių dalykų. Moterų gėrimas greičiausiai dėl tų galimų poveikių ir šeimai, ir vaikams jis yra laikomas ypatingai smerktinu. Ir dėl to tos moteris tiesiog bijo kreiptis pagalbos ir sudėtingai ją gauna. Ir pasiekmes būna pakankamai tragiškos iš tikrųjų moterim, kurios arba tos pagalbos neišdrįsta kreiptis, arba iš tikrųjų nelabai suranda. Dar vienas iš tikrųjų toks svarbus aspektas, kuris gal išskiria moteris nuo vyro, mes vis dėlto esam skirtingi. Ir netgi kalbant apie tos pačius fizinius pažeidimus, iš tikrųjų moterim ir vyram jie vystosi skirtingi. Ir dabar kuo toliau, tuo dažniau yra paminimi ypatingai tų silpnų gėrimų ir ypatingai alaus, ten įvairūs poveikiai hormoniniam sistemam. Kuo toliau, tuo daugiau kalbama, kad vyrai, kurie geria alų, sumoteriškėja visom prasmėm. Tiek fiziškai, tiek bet kaip kitaip. Iš tikrųjų, alui yra tų vadinamų fitoestrogenų, o estrogenai tai yra moteriški lytiniai hormonai. Ir teigiama, kad būtent dėl tų fitoestrogenų poveikio vyram gali vystytis ir potencijos sutrikimai, jų figūra darosi tokia įdomi. Pas vyrus atsiranda tokios kaip krūtis ir galit iš tikrųjų stebėti vyrus, kurie yra tokie mėgstantis pagertą alaus, jie turi tokį pilvuką išraiškingą. Ir jiem formuojasi ta tokia pakankamai specifiškos formos krūtinės, kuri labai panaši yra į moterišką. Tai va čia toks pakankamai specifinis poveikis. Dabar kas darosi su moterim, tai jom vaisingumo problemas taip pat atsiranda dėl alkoholinių gėrimų vartojimo. Ir kita tokia problema, kuri yra labai aktuali Lietuvos moterim, tai yra krūties vėžys. Ir tai yra viena iš dažniausių vėžio formų, kuria serga moteris, taip pat ir Lietuvoje. Šita vėžio ryšys su alkoholinių gėrimų vartojimu yra labai aiškiai įrodytas. Yra labai aiškus dozės atsako, tas vadinamas ryšys, tai reiškia, kuo daugiau vartojama, tuo daugiau vėžio atveju yra nustatoma.
Čia neginčiami faktai, taip? Jau čia jie visiškai yra neginčiami ir nediskutuojami. Jei dėl tų ten fitoestrogenų, tai dar galim ginčytis ir diskutuoti ir yra labai sudėtinga tuos dalykus patikrinti. Tai su vėžiniais susirgimais yra iš tikrųjų nediskutuojama, niekas to jau nebebejoja, nes alkoholis yra įrodytas ir patvirtintas kaip vėžį sukelianti medžiaga. Kaip atrodytų, pavyzdžiui, Švyturio alaus darykla, paremto kokio nors ten Švento Pranciškaus onkologinio to paramos centro ar statybą, ar kokius ten takelį išgrįstų, sodą pasodintų, dar ką nors ten padarytų, ten kokį koncertą jiems paremtų, ten dovanų tiem moterim, kur ten krūties neteko, žinai, kaip ten. Aš galvoju, kad tai būtų tiesiog, kaip tyčėjimasis. Kaip atrodytų, jeigu aš esu, sakykime, samdomas žudikas ir nušaunu kažkiek ten žmonių ir paskui įsteigiu fondą, kažkiek ten nuo tų pinigų, kur uždirbau, kokias 2 našles paremiu ten, arba jų vaikam ten, nežinau, kokių vaikų darželį įsteigiu. Žodžiu, sugalvočiau ką, čia galima daug ką sugalvoti. Tai man tai atrodo labai iš panašios, čia tokios operos, tiek pat moralu. Nes iš tikrųjų... Bet aš manau, kad netruks susilauksim panašių dalykų. O gal ir yra, aš tiesiog taip pagalvojau. Labai gali būti. Šiaip tai iš tikrųjų tų praktikų tokių, aš nežinau, ar alkoholio gamintojai yra kažką panašaus darė. Gal yra, jeigu paieškojus per pasaulį. Dabar toks paskutinis, kuris man užkliuvo už akių, tai čia lietuvių moteris, kurios iš tikrųjų labai daug dirba ir labai stengiasi padėti lietuviam, kurios serga vėžiniais susirgimais ir vaikam, kurie turi onkologinių susirgimų, buvo nuvažiavę ir berods Amerikoje ten matė, kaip McDonald's yra ten kažkokius namus pastatęs ten vėžių sergantiem vaikam ar panašiai. Jeigu paklaust, kiek tas McDonald's vaikų susargdino vėžių, arba cukriniu diabetu. Arba dar kažkokiais tai dalykais. Tai man tie namai, atrodo kaip pasityčiojimas iš tikrųjų. O Coca-Cola? Tai lygiai tas pats. Taigi ten iš vis ten kažkas. Tai yra lygiai tas pats. Iš tikrųjų, man teko matyti nuotraukas, kur šita kompanija Afrikos vaikam vietoj to, kad nuvežtų vandens, veža šituos saldžius gėrimus. Ir vaizduoja save kaip labai socialiai atsakingą, žodžiu, vaikai ten neturi, tai reikia jam nuvežti tokių, padaryti dovaną. Tai vaikam vandens ten labai reikia. Iš tikrųjų, vandens neturi gerti. Ir turbūt, kad šita kompanija po kažkiek tai laiko galės ten vežioti insulininius švirkštus, vaistus ten kokiai 50 vaikų nupirkti ir daryti naują socialinę akciją. Vaikus, kurie susirgs diabetu, galės ten kokius 50 pagydyti. Kokie 20 000 numirs, jie 50 išgelbės. Ir vėl bus labai graži kompanija, iš tikrųjų, kuri čia visokius kalėdinius dalykus, karavanus remia ir vaikam dovanėlės vežioja ir panašius dalykus išdarinėja. Bet gal iki tų karavanų vežiniojimo ir visų tų labdaros paramos akcijų gal dar nebuvo žinoma apie Coca-Colos poveikį sveikatai ir visiems tiem diabetiniam reikalam, viskam. Gal dar viskas atrodė gražiau? Dabar moksliniai tyrimai įrodo labai kraupių dalykų. Ne, čia tikrai nėra kažkokie nauji dalykai ir kam reikia, tas tikrai žinojo. Čia yra požiūrio klausimas, kaip žmonės supranta ar nesupranta, kas čia darosi iš tikrųjų. Ir jeigu nesupranta, tai man viskas yra tada gražu. Ir tikrai, kaip sako, pinigai nekvepia ir visi yra geri, kurie duoda pinigų geriem tikslam. Tai jeigu aš niekada negalvoju, kas iš to gali gautis ir kokios čia gali būti pasekmės, tai viskas visiems yra tvarkoje. Ir čia ryšio su sveikata iš tikrųjų ieškoti gal nelabai reikėtų. Nes žmonės, kurie nesidomi tą sveikatą, jie niekada neras jokių faktų. O tie, kam įdomu, iš ko imi pinigus, tai visada pasidomėgi prieš tai. Ar ta kompanija, ką jinai gamina,
iš tikrųjų, kuo jinai užsiima, kokia yra jos veikla ir ką jinai daro, kad parduotų savo produktą ir kas yra tie pirkėjai. Ir dabar panaši istorija yra su energiniais gėrimais, kurie vėl teko man asmeniškai susidurti po vienos mano paskaitos universitete, kitam ne pas mus, bet atėjo merginos, kurios studentam, kurie klausėsi paskaitos, apdalino nemokamai prie durų energinių gėrimų, o šiaip savo. XFM. When I wake up in the morning and go for my morning walk, I begin to look at all the things that God made. And it brings me to the realization that the things that God made never change. Then I begin to look at the things that man made, such as our homes, our automobiles, our lifestyles, our financial situation. And it brings me to the conclusion that the things that God made never change. Oh, look at the things that God made, children. Don't you look at the things that He made. Look at the things that God made, children. Oh, they never change. Look at the things that man made, children. They are changing in every way. Look at the things that man made, children. Oh, they're changing in every way. Every day, every way. I can see Him in the grass and trees, birds and bees. You and me will never Look at the things that God made, children. Don't you look at the things that He made. Ooh, yeah, look at the things that God made, children. You see they never change. Look at the things that man made, children. They are changing in every way. Look at the things that man made, children. They are changing in every way. Every day, every way. I can see Him in the sun and moon, flowers and leaves, oceans and seas, birds and bees. You and me will never God so loved the world that He gave His only Son. Oh yeah, if we would believe in Him, we'd never God so loved the world, oh yeah, He gave His only Son. If we believe in Him, we'd never I can see God in the grass and trees, oh yeah, birds and bees. My, look at the things He made. Oceans and seas, oh my, birds and bees. We'll never Sugrįžtame atgal prie mūsų laidos temas. Aurelijau, o dabar paminėjai, kad būtent merginos atnešė. Nes aš dažnai matau gatvėse, ypač prieš kažkokius didesnius sportinius ar kitus renginius, važinėja tokia įdomi mašinėlė su didelė skardinė, kokių poros metrų dydžio, tokia dekoratyvinė reklaminė skardinė Red Bullo.
Ir ten mašinėlė graži ir ne vyrukai, 2 merginos sėdi paprastai. Ir matyti jos sportinėse ar lenktynėse, kažkokiuose renginiuose ar kur, ir kaip paminėjai, kad atnešė tos energinius gėrimus būtent merginos, tai gal čia tas sutapimas nėra šiaip savo, gal dėsningumai, gal tokia strategija kažkokia yra, būtent merginos. Iš tikrųjų, taip, ir neatsitiktinai yra pasirenkamos būtent jaunos, gražios merginos. Tai gal čia energiniai gėrimai į vyrukus nutaikyti, taip? Pirmiausia, taip, bet jeigu jūs pasižiūrėtumėt netgi ir į kitas merginas, jos paprastai nori atrodyti taip pat gražiai, kaip tos merginos, nes, iš tikrųjų, jos pakankamai gerai veikia ir vieną ir kitą kategoriją. Ir iš tikrųjų, jeigu graži mergina yra toj pačioj kompanijoje, tai jos gal ir yra konkurentės tarpusavy. Bet šiuo atveju tos, kurios reklamuoja ir nešioja, jos nėra kompanijoje jokioj ten merginų ir vyrukų konkurentės tom merginom esančiom. Ir jos ten visai kitas asociacijas sukelia. Tai gamintojai tą puikiai žino ir moteris yra labai naudojamos reklamai pasaulyje. Ir yra vienas iš tokių aspektų, kuris yra pakankamai aštriai aptarinėjamas, tai yra tas vadinamas seksizmo klausimas reklamai, kur iš tikrųjų moteris yra naudojama daugiau kaip daiktas tam, kad sukurt kažkokius tai atkreipdėmėsi, sukurt kažkokias tai nuostatas ir pritraukti, būtent pirmiausia tai vyrus pritraukti, žinoma. Čia labiausiai krenta akis kokiam vos ne autoservise ar kažkur ten plakatai, ten tepalas ar duslintuvai, ar ten stabdžių kaladėlės ir ten moteris apsikabinusius tos visus ten atsarginės dalis, joms džiaugsmas. Turbūt ir šiukšlių konteinerius galima lygiai taip pat reklamuoti, pristačius ten šalia jų nuogų merginų ar pusnuogių. Ir kas yra baisiausia, kad moteris pačios kažkaip nelabai iš tos dalykus tą dėmesį atkreipia. Ir gal prisimenat, buvo čia būtent Švyturio reklama, kur ten vyrukas toks prigulęs ant šono ir laiko rankoje gaublį. Ant jų laikosi pasaulis. Kur pasaulis laikosi ant vyrų. Ant vyrų, taip. Tai čia yra toks vienas iš tokių pavyzdžių, kur vėlgi yra žaidžiama tam tikrais stereotipais ir iš kitos pusės panaudojama ta lytis. Ir buvo iš tikrųjų tam tikras pasipiktinimas ir jie paskui ten kažką keitė toj žinutėj reklaminiai, ten kažką tai modifikavo, bet iš tikrųjų naudojasi visais šitais dalykais. Naudojasi lytim, naudojasi įvairiausiai sukurtais stereotipais ir svarbiausia, kad tai veikia, nes gamintojai jie yra tikrai sumanūs žmonės ir jie be reikalo nieko nedaro. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm statistiką moterų alkoholinių gėrimų vartojimo nuo 1994 iki 2012 metų, tai mes pamatysim, kad vien pagal apklausas suvartojamas kiekis alkoholio moterų grupė yra išaugęs 2x per tą laikotarpį. 94 metais moteris jau kai sudalyvaudavo kokiam ten renginy, kur gerdavo, tai vidutiniškai išgerdavo ten 30 gramų to absoliutaus alkoholio per vieną kartą. Dabar jau 60 gramų per vieną kartą suvartoja ir viskas čia yra jom kaip ir normalu. Tai matyt nereikia stebėtis, kad mes matom kuo toliau, tuo daugiau didėjančius skaičius tų onkologinių susirgimų, matom daugiau apsigimusių vaikų, kurie turi įvairiausių problemų, raidos, psichologinių ir fizinių įvairiausių problemų. Iš tikrųjų, moteris tam tikrą prasme gamintojai labai skaudžiai apgavo ir pasinaudojo tą situaciją, kai moteris prasidėjus čia tam visam nepriklausomybės laikotarpiui labai norėjo patapti tokiomis pat kaip vyrai. Ta prasme, kad ir vadovauti kaip vyrai, užimti tokį patį vaidmenį visuomeniai kaip vyrai ir nebūti diskriminuojamos. Ir tai yra gerai, kai moteris ir dirba, ir gali vadovauti, žodžiu, tai nėra blogi dalykai. Viskas čia yra tvarkoj. Bet gamintojai visai ne tą padarė.
jie tam tikrą prasme sugebėjo įtikinti moteris, kad jeigu jos nori būti sėkmingos kaip vyrai, Tai turi išgerti kaip jos vyrai. turi gerti kaip vyrai, rūkyti kaip vyrai, lakstyti mašiną kaip vyrai. Ir jos pradėjo tą daryti svarbiausia. Ir gamintojai, dėl ko sakau, apgavo moteris. Jie nepasakė iki galo. Čia yra taip pat kaip sakyti, vėlgi, kad mylėtis yra labai smagu, bet nepasakyti, ką reiškia auginti vaikus. Jūs, žodžiu, nutylit pusę tiesos, pasako tik vieną. Ir žmogus paskui, kai susilaukia tų vaikų ir pamato, kad čia yra ką veikti, čia daug reikalų prasideda visokių, tai baigėsi šokiai, čia reikia su tais vaikais užsiimti, turi kažko atsisakyti, žodžiu, jūs nepasakot visko iki galo. Tai gamintojai ko nepasakė moterim? Kad jeigu jūs pradėsit elgtis taip pat kaip vyrai, jūs pradėsit mirti taip pat kaip vyrai. Ir sulauksit tų pačių pasiekmių kaip vyrai. Tai dar greičiau, kaip minėjai, 4 kartus. Ir greičiau, iš tikrųjų, Lietuvoje vyrai 11 metų trumpiau gyvena negu moteris ne dėl to, kad jie vyrai, o dėl to, kad jie elgiasi kitaip negu moteris. Ir moteris iš tikrųjų tų pasiekmių neišvengiamai sulauks. Kai kurių jų teks laukti, gal net ne vieną dešimtmetį, kai kurios jau matosi dabar. Ir aš net neabejoju, kad moteris paskui tiesiog susiims, jos susigaudys, kas čia darosi. Ir pradės tvarkytis, bet praeis labai daug laiko. Ir iš tikrųjų bus sukelta labai daug žalos. Ir vėl nebus atsakingų. Gamintojai sakys, ir ką, žmogus yra mąstanti būtybė, tai reikėjo galvot prieš darant. Žodžiu, jūs galėjote spręsti. Niekas pats per prievartą ten jums nepylė, patys pirkot, patys gėrėt ir patys dabar tvarkykitės tom pasiekmėm. Tai iš tikrųjų su moterų grupe kol kas yra sudėtinga situacija ir jeigu jinai negerės, tai tas viskas labai smarkiai atsirūks visai visuomeniai. Nes moteris iš tikrųjų jos vaidina tikrai ypatingą vaidmenį. Ir pirmiausia, tai vaikų gyvenime, kurie akise tiesiog genda. Ir tie visi dalykai nesidaro šiaip savo. Jie tiesiog kopijuoja pirmiausia savo mamų elgesį. Moterų grupė yra šiuo metu ypatingo dėmesio centre gamintojam, nes tai vis dar tebėra ta grupė, kuri vartoja mažiau negu vyrai. Vyrų grupiai vartojimą išauginti jau nebėra kur. Nebėra kur Lietuvoje. Nes jie tiesiog tiek jau geria, kad jau ir fiziškai daugiau susipilti yra nebeįmanoma. Moteris ir vaikai dar gali tą vartojimą auginti. Ir moteris turėtų pradėti tiesiog matyti, kaip yra manipuliuojama jomis, jų vaikais ir pradėti galvoti, ar čia tikrai viskas yra tvarkoj. Ir iš tikrųjų galų gale suvokti savo tą atsakomybę, kad jos turi ypatingą tą misiją. Ir iš tikrųjų nuo jų elgesio priklauso labai daug. Pirmiausia, jų pačių vaikų elgesys. Ir aš tikrai tikiu, kad ne viena mama nenori, kad jos vaikas turėtų problemų. Ir galų gale reikėtų tą įsisąmoninti ir iš tikrųjų bandyti tą elgesį keisti. Ir ieškoti kitų būdų. Atsipalaiduoti, socializuotis, būti emancipuoti ir panašiai. Dėkui tau, Aurelijau. Tai ačiū ir jums. Šią mūsų ekomisijos laidą to ir baigėme. Dėkui jums, mėly klausytojai, dėkui svečiui, atsisveikiname. Svečią kalbinau aš, laidos autorius ir vedėjas Eduardas Bytautas. Iki susitikimų eteryje. Echo, echo,